Tai Rugilė, Europos komandinį čempionatą pradėjai nuo Lietuvos rekordo, koks jausmas? Jausmas nuostabus, aš jau džiaugiuosi, kad galėjau parodyti ne pačią savo geriausią formą, bet link to einant, tai labai džiaugiuosi, kad galėjau parodyti, ką galiu ir tokio lygio varžybose. Pirmoji startavai iš lietuvių, kiek buvo to jaudulio ir streso prieš startą? To jaudulio buvo labai daug, bijojau gauti 3 iksus, tikrai buvo baimė, bet stengiausi apie tai negalvoti ir galvoti, kaip komandai daugiau taškų atnešti. Ne pirmas komandinis čempionatas tau, kiek jaučiasi ta branda ir užtikrintumas? Nežinau kaip atsakyti šitą klausimą, bet gal jaučiuosi daugiau patyrus dabar, nes tiek daug elitų yra, pasaulio lyderių, tai manau, man į kišenį įdėjo daugiau patirties. Varžybos vyko prie Karališkųjų rūmų, temperatūra virš 30, kaip tau šios sąlygos? Sąlygos, tas karštis nėra, kad mane išgąsdino, tikrai labai karšta, bet manau, jis kaip tik padėjo pasiimti ir kietesnę kartį ir aukščiau, tai manau, jis kaip tik davė to vaisiaus į geresnį rezultatą. Jei neklystu, pirmas startas šią vasarą tau, kaip jis nuteikia prieš visus likusius metus? Nusiteikia tikrai gerai, tikiuosi taip ir toliau gerai eisis. Atakavai iki 4,45 m aukštį, ar jau esi jam pasirengus, ar dar šiek tiek trūksta? Manau, jeigu padirbčiau ties pasitikėjimu savim, tai galėčiau ir šį aukštį įveikti. Kokie dar likę pagrindiniai šių metų startai? Tai U23 Europos čempionatas, tai tikiuosi ten pasirodyti pakankamai gerai.